Šiandien skirkime laiko kartu studijuoti Dievo žodį. Šiandien Dievo bažnyčia laikosi Šabo ir naujosios sandoros paschos, tai yra visų Kristaus įstatymų, kurie yra šventi Dievo įsakymai. Tik tiems, kurie laikosi Dievo įsakymų, yra lemta pažinti Dievą. Atsiverskime 1 Jono laišką, 2 skyrių. 2 skyriaus 3 versetas. Iš to patiriame, jog esame pažinę, kad laikomės jo įsakymų. Tiems, kurie laikosi Dievo įsakymų, Dievas nutiesia visus tiesos kelius, kad jie jį pažintų. Dar kartą pažvelkime į 2 skyriaus 3 versetą. Iš to patiriame, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų, tai yra Dievo įsakymų. Kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir tiesos, ar jį yra jame, ar ne, jame nėra. Tai reiškia, kad juose nėra tiesos. Pažiūrėkime į 5 versetą. O kas laikosi jo žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. Iš to ir pažįstame, jog jame esame. Kas tvirtina esąs jame, tas turi pats taip vaikščioti, kaip ir jis vaikščiojo. Ar Jėzus laikėsi žmonių įsakymų? O gal jis laikėsi Dievo įsakymų? Prieš 2000 metų, kai Dievas atėjo į šią žemę kūne, kokiu keliu jis mus vedė? Atidžiau įsižiūrėję matome, kad jis mus vedė laikytis Dievo įsakymų, kurie yra naujoji sandora. Luko Evangelijos 4 skyriuje rašoma, kad jis laikėsi Šabo dienos. Mato Evangelijos 26 skyriuje rašoma, kad jis šventė paschą. Jono Evangelijos 7 skyriuje rašoma, kad jis šventė palapinių šventę. Visi mokiniai, kurie priėmė Jėzaus mokymus, šventė sekmines, kaip aprašyta apaštalų darbų 2 skyriuje. Kristus gyveno laikydamasis visų naujosios sandoros švenčių. 1 Jono laiške, 2 skyriaus 3 versete yra parašyta, o iš to mes žinome, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų. Atsiverskime laišką Galatams 3 skyrių ir pažiūrėkime, kaip apaštalas Paulius paaiškino ryšį tarp Dievo pažinimo ir jo įsakymų. 3 skyriaus 23 versetas. Prieš ateinant tikėjimui, mes buvome įkalinti ir sergimi įstatymo, kol apsireikš tikėjimas. Taigi įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Pas ką mus neabejotinai veda įstatymai. Kitaip tariant, jie yra mūsų vadovas, vedantis mus atpažinti Dievą. Argi ne todėl Dievas davė mums savo įsakymus, kad galėtume jį atpažinti? Atsižvelgiant į šias tiesas, ar ten, kur nesilaikoma Dievo įsakymų, gali būti Dievo pažinimas? Biblija liudija, kad tai visiškai neįmanoma. Būtinai tapkime tais, kurie moka skelbti Dievo įsakymus, kuriuos jis mums davė. Tikiuosi, kad per šį pamokslą visi gavote daug malonės. Labai ačiū.